Taigi šios pamokos tema bus meninis daikto aprašymas. Vaikai, dirbdami grupėmis, prisiminę nurodytus kriterijus, sukurs meninį daikto aprašymą. Vaikai išsitrauks kortelę su stebuklingų daiktų pavadinimais ir per 20 minučių turės parašyti 2 pastraipų, tai yra 90 sakinių meninį daikto aprašymą. Grupėje yra įvairių lygių mokinių, kad stipresnieji galėtų pagelbėti silpnesniesiems, paaiškinti, ko jie nesupranta. Man svarbiausia, kad pamokoje vaikai prisimintų, kokius požymius reikia aprašyti, kad prisimintų meninės raiškos priemonės ir tinkamai jas naudotų savo darbe. Kai jūs rašėte dalykinį daikto aprašymą, kokius požymius atkreipėte dėmesį? Kas būdinga šiam aprašymui? Forma, dydis, medžiaga, visi matmenys, paskirtis. Taip, gali būti matmenys, dar nori Greta papildyti kažką, žymės teisingai. Kokį aprašymą mes dar aptarėme? Ir skaitėme pavyzdžių, prašau Gintarė. Meninė. Sakykite, ar tie visi požymiai tinka meninio daikto aprašymui? Algi. Ne visi, nes forma yra ant meninio aprašymo įvaizdingesnė, pavyzdžiui, apskritus kaip moliūgo forma. Taip, labai gerai, bet tai vis tiek mes formą aptarėme, ar ne? Apskritas pasakome, tik kitokiais žodžiais truputėlį. Tai šios mūsų pamokos tema ir yra meninis daikto aprašymas. Užsirašykime temą į sąsiuvinius. Meninis daikto aprašymas. Kuo skiriasi meninis aprašymas nuo dalykinio? Meniniam reikia daugiau fantazijos. Taip, galime fantazijos ar ne daugiau. Taip, ar tais pačiais žodžiais rašome apie tuos požymis, jau Algis mums pasakė? Ne, kad sakome, ne tik kad apskritas, bet galime pasakyti apskritas kaip moliūgo formos, tai kas čia yra? Yra epitetai meniniam ir šiaip daug dalykų. O kokių dalykų? Tai, ką jūs sakėte, apvalus kaip moliūgo formos, tai yra raiškos priemonės. Mes aprašome daiktą, bet vartojame raiškos priemonių, ar ne? Jau jūs kaip sakėte. Dabar pažvelkite į raiškos priemonių plakatą ir gal norite paklausti, kurios priemonės neprisimenate, o pavadinimo ką reiškia. Kas yra deminutyvai, o kas nori paaiškinti, padėti Gretai. Kas yra deminutyvai? Maloniniai mažybiniai žodeliai, pavyzdžiui, galima pasakyti skrinė ir skrynelė, takas ir takelis. Gal dar ko norit paklausti, Ryti? Personifikacija. O kas yra personifikacija? Prašau, Dovydai. Kaip negyviems daiktams priskiriama kaip žmogaus apibūdinamas kaip savybės, taip, ir pavyzdį mes skaitėm, prisimenate apie lovą, kaip lova ten gali ir džiaugtis, ir liūdėti, ir kentėti. Gerai, vaikai, jeigu viskas aišku, tai skelbiu mūsų šios pamokos uždavinį, jį matote ir lentoje. Dirbdami grupėse pagal nurodytus kriterijus sukurkite 2 pastraipų 90 sakinių meninį daikto aprašymą. Tai dirbsite grupėse pagal nurodytus kriterijus. Tai yra, jau mes aptarėme, kad daikto aprašyme yra ir tie požymiai, tačiau juos aprašome vartodami šias raiškos priemonės. Ir 2 pastraipų. Jūs išsitrauksite po kortelę su daiktu. Taigi, dabar kortelėje radote parašyta, kad šie daiktai yra nepaprasti, o jie yra kokie? Stebuklingi, ar ne, turi kažkokių ypatingų galių. Pasitarkime, reikia rašyti 2 pastraipas, kaip mes apie tą daiktą rašysime. Apie ką rašysime vienoje pastraipoje ir apie ką kitoje. Tokį planelį sugal. Prašau, Algi. Gal pirmą, turbūt parašysime formą, o vėliau, kad jinai stebuklinga gali skraidyti, aprašysim. Labai gerai. Užsirašome planas. Pirmas, kaip daiktas atrodo. Ir antras, kokių jis turi stebuklingų galių, kuo yra ypatingas. Taigi primenu, nepamirškite sukurti 2 pastraipas. Taip,
Maždaug 9 vienoje pasraipoje 5 sakinukai ir antroje 5-4, kiek jūs suspėsite. Norėčiau, kad jūs savo aprašyme panaudotumėte nors 3-4, jau kad būtų šitos priemonės. Aiški užduotis? Gerai, tai sėkmės jums tada darbe. Primenu, kad laikas 20 minučių. Kaip? Vardus. Kaip visada, būtinai. Būtinai. Įsivaizduok, kad tu matai stebuklingą dūdelę, kokia ji yra. Apvalė, pailga, kuo papuošta, atsimenat, kaip pavyzdžius skaitėme. Mažybinė žodžiai, pavyzdžiui, skrynelė, kilimėlis. Vaikai, noriu priminti, kur sekate laiką, jau liko kelios minutės. Norėčiau, kad jau baigtumėte pamažu ir nepamirškite pažymėti sutartinės ženklais raiškos priemonių. Kas? Sinonimai, sakėme, kad galima lova, paskui daiktas, ji, kaip apie tą patį. Dėžutė, stalelis, deminutyvai. Dėžutė rašym, kad skrynelė yra. Gerai, tai čia bus sinonimas ir bus labai gerai. Pakelkite ranką tos grupės, kurios jau baigė darbą. Dar nebaigėte, bet jau mačiau visi parašėte. Gerai, skiriu dar porą minučių, kad galėtumėte pabraukti raiškos priemonės. Vaikai, jau užtenka, kiek parašėte. Jūs kitą pamoką dar galėsite tobulinti savo darbelį, taisyti. Kitą pamoką mes tęsime tą patį darbelį, tą pačią temą. Šiandien mes tik tai perskaitysime jūsų darbelius, juos aptarsime, pažvelgsime, ar mes tikrai einame teisingų kelių, ar taip požymius aprašome, ar mokame ir suprantame, kas yra tos raiškos priemonės, o paskui dar jūs galėsite redaguoti ir taisyti kitą pamoką. Viskas, vaikai, dėmesio. Jau dabar nutylame. Nutylame, ar ne, nepamirštame, kai darbas yra pristatomos, kitos grupės ką daro? Ne šiaip tyli, bet klausosi ir vertina. O kas čia yra gerai, kas labai gražu, o ką reikėtų pataisyti. Ir paskui duosime patarimus. Jūs, kiekviena grupė, ant stalo turite štai tokių gelsvų lipnių lapelių su užrašytų numeriuku. Čia užrašytas numeriukas tos grupės, kurią jūs vertinsite. Pavyzdžiui, kas turi užrašytą numeriuką? 1.
Taigi, jūs duosite patarimus pirmieji šiai grupiai, pasakysite, kas yra labai gerai. Nu ir norėčiau, kad užrašytumėte paskui, ką čia reikėtų taisyti ir ką keisti. Šis daiktas yra stačiakampio formos. Kilimas išmargintas įvairiausiais ornamentais. Ant jo išaustas Aladinas su stebuklinga lempa, o jau spalvų ryškumas. Beje, kilimas turi stebuklingų galių. Jis gali pakilti aukštai virš debesų ir skristi toli. Jis supranta visas kalbas. Jis gali jausti liūdesį ir džiaugsmą, mylėti ir nekęsti. Kilimas man yra kaip draugas. Kokias radome priemonės? Ką jūs suradote, pasakykite, ką pabraukėte? Mes radom epitetų. Taip, pavyzdžiui. Kur yra epitetai? Išmargintas įvairiausias. Taip, gerai, emocijos yra išreikštos, požiūris, kur? O jau spalvų ryškumas. Taip, ir suradote, dar matau vieną priemonę, kokią. Ir palyginimas surado teisingai, yra lyg draugas, o ką čia pabraukėte? Čia pabraukėm personifikaciją. Taip, dar kartą ją perskaityk, nes kiti vaikai, mačiau, nesuprato personifikaciją, kas yra personifikacija. Tai negyvam daiktus teigiama žmogaus jausmai ir savybės. Taip, o kadangi šie daiktai turi stebuklingų galių, tai visi beveik kiekviename darbelėje galėjote ir pavartoti personifikaciją. Perskaityk dar kartą, Gabija. Supranta visas kalbas, gali jausti liūdesį ir džiaugsmą, mylėti ir nekęsti. Taip, na iš tikrųjų kilimas ar gali liūdėti, nekęsti? Negali, ar ne? Bet kadangi jisai stebuklingas, jisai kaip žmogus gali liūdėti ir jausti. Stebuklinga skrybėlė. Jos dydis yra mažas. Skrybėlė atrodo kaip lėkštė su bulve. Ji yra įvairias spalvių. Skrybėlė pagaminta iš šiaudų, žmogus susidėjęs ją gali skraidyti. Kai šeimininkas naktį miega, skrybėlė padaro jam valgyti. Skrybėlė verkia, kai jos niekas neužsideda. Šeimininkas būna geras, tada jį atneša laimę ir turtus. Skrybėlė yra pamesta vartininkų. Viskas? Gerai. Kas vertina ketvirtąją grupę? Jūs, prašau, pasakykite savo nuomonę. Man patiko, gal būtų raiškos priemonė, gal ne visas kalbų, bet nežinau. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į pačią pradžią. Jo dydis yra mažas, galbūt kažkaip. Kaip galėtumėm gražiau pataisyti? Jo dydis yra nėra didelis. Tai iš vis nereikia sakyti žodžio dydis. Mes žinome, kad reikia dydį nusakyti, bet nereikia sakyti dydis. Paprasčiausiai galim pasakyti, ši skrybėlė yra maža arba nedidelė. Perskaitykit gražų palyginimą, kokį jūs čia parašėte. Štai čia pačiai atrodo kaip lėkštė su bulve ir radote dar kokį parašėte. Skrybėlė verkia, kokia čia meninė priemonė. Personifikacija, teisingai, personifikacija. Taip, irgi dar, matau, pabaigsite kitą pamoką. Perskaitėme vaikai visus darbelius. Svarbiausia, kad mes supratome, kaip reikia rašyti meninį aprašymą, kad aprašome požymius ar ne tuos pačius, kaip ir rašym dalykinį, bet nereikia išskaičiuoti, sakykime, dydis toks ir toks, kaip ten buvo, ar ne, forma tokia ir tokia. Iš karto įvardėjame, koks tas dydis, ar ne, sakykime, skrybėlė nedidelė, arba skrynelė maža ir taip toliau. Ir pasikartojome raiškos priemonės. Išklausėte pastabas, pratęsime kitą pamoką. Buvo įdomu, nes ne kiekvieną dieną reikia aprašyti tokius nepasitaikančius daiktus. Tema buvo įdomi, bet manau, kad trūko laiko truputį padaryti viską gerai. Yra visokio charakterio žmonių ir ne visą laiką pasakius, kad šiek tiek čia kažką pakeis, ne visi priima tai teigiamai, kiti tiesiog supyksta, įsižeidžia ir tuom baigęs tas grupinis darbas geras. Ir paskui prasideda grupės konfliktai. Stengiamės daryti taip, kad, iškart pasakyti, kad daryk taip, nes kai padaro ir jau turi taisyti, jis paskui išsižeidžia, tai prieš tai stengiamės pasakyti, kad to nedarytų. Buvo įdomu, nes kai tu rašai vieną savarankiškai, tu pagalvoji, bet nežinai, ar tai patiks kitiem, o kai dirbi grupėse, tavo nuomonė apgalvojama su visa grupė.
Manau, kad nemažai išmokau, nes visokius epitetus, diminutyvus, tai ne kiekvieną dieną išmoksti, o tik vieną dieną turi pasitaiko, o paskui kas metais kartuoju. Aš iš tikrųjų manau, kad puikiai pasikartojom ir, aš daugelį iš tikrųjų buvau primiršus, o dabar kaip ir viskai atsimenu. Tokios pamokos labiau skatino galbūt išmokti tokius dalykus. Užduotis vaikus sudomino, vaikai labai stengiasi, tarėsi, bendradarbiavo. Ir kas svarbiausia, jie vėl prisiminė, kokius požymius reikia prašyti, kaip prašoma pastraipa, prisiminė meninės raiškos priemonės ir jas naudojo savo darbe, po to surado, pabraukė, tinkamai pristatė savo darbus.